Karaliaus Mindaugo taurės finalas tarp Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio. Per pirmasias 2 minutės ir Lietkabelis neranda būdų ją pramušti, o Kevinas Pangosas. Daug kontaktų tarp šių dviejų žaidėjų, bet aišku, finale kietai pasigrumti teisėjai leis. Laiko Lietkabelio atsakymui, Brokas Motumas į dešinę pusę, metimas kairė ranka yra taiklus. 18-10. Dariušu Lavrinovičiumi. Žygimantas Janavičius ne pats patogiausias perdavimas, tačiau Dariušas kamuolį suvaldė ir Pelkas dabar prie Augusto Lima pabandys pralaužti Brazilo gynybą, pasinaudoja savo stiprių kūnų, atsistumia viskas pagal Taisyklevičiaus metimu. Ir Panevėžio Lietkabelis gali pirmą kartą išsiveržti į priekį. Benas Medžianas tuo šansu pasinaudoja, panevėžiečiai pirmauja. Labai įvairius penketus šiandien bando Šarūnas Jasikevičius, bene pirmą kartą dabar Paulius Jankūnas vidurio puolėjo pozicijoje, perimtas kamuolys, greita ataka, Brokas Motumas. Padėjėjų įžvalgos po pirmųjų 2 kėlinių buvo išklausytos. Brokas Motumas visiškai laisvas, 3 taškai ir Panevėžio Lietkabeliui skamba pavojaus varpai. Būtų už jo užkliuvęs tiesiog už kūno. Gal ir nebūtų buvę tokios bausmės, o čia dabar dar vienas taiklus tolimas metimas. Pasižymi visur ir gynyboje, ir puolime ne tik taškais, bet ir rezultatyviais perdavimais ir atkovotais kamuoliais. Žygimantas Janavičius, 2 taškai ir pražanga. Pangosas. Papildomas šansas Žalgiriui. Kevinas Pangosas pranėrė po krepšiu. Kevino Pangoso visiškai pametė dabar Lietkabelio gynybą. Lorenzo Viljamsas nepraleidžia Kevino Pangoso. Pangosas mato Artūrą Milaknį. Šansas jam. Milaknis tyrėjas visas rungtynes dabar prabyla. Pasiautėjo pirmosiomis rungtynių minutėmis, po to buvo gerokai prigesintas Dariušas Lavrinovičius. Dabar švelnina skirtumą vėl iki 18 taškų. Kaip ir ketvirtfinalį ir pusfinalį, vėl laimės pakankamai užtikrintų skirtumų. Niekaip negalėsime sakyti, kad tai buvo padaryta lengvai. Kauno Žalgiris iškovoja Karaliaus Mindaugo taurę 84-63. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama laikinosios sostinės komanda laimi šį titulą, kurio nepavyko pasiekti pernai.